Sveiki, aš esu žurnalistas Vytaras Radzevičius ir toliau keliauju per modernius Lietuvos ūkius. Man šios vietos gan gerai pažįstamos, nes netoliese aš leisdavau vaikystės vasaras Pilviškiuose. Tai reiškia, kad esu dabar Šakių rajone, ne Vilkaviškio rajone, Šakių rajone, tai jau Zanavykų žemės, bet viskas panašu. Didžiulės lygumos, didžiuliai pasėliai, išvystytas žemės ūkis. Žemės ūkis Lietuvoje yra labai svarbus. Kaip žinia, jisai sukuria didesnę pridėtinę vertę nei visas IT veiklas kartu sudėjus. Ir šiandien aš važiuoju pas Vidmantą ir Mindaugą Martinaičius. Štai koks kiemas gražus tvarkytas. Na, čia turbūt žymiai geriau gyventi negu mieste kokia. Ir šeimininkai jau laukia, pasisveikinti. Sveiki gyvi. Malonu, Vidmantas, Vytaras. Mindaugas. Jūsų ūkis iš tolo matosi tose Zanavykų lygumose ir taip įspūdingai atrodo. Tai prašom apžiūrėti iš arčiau. Einam. Kiek čia turite dirbamų žemių? Dirbam 750 hektarų bendrai. Čia dviejų brolių ūkis, mano Mindaugo ir Vidmanto. Tai dirbam šiuolaikiškai moderniai, auginam kviečius, rapsą žieminį, miežius vasarinius, pupas. Na, taikom minimalų žemės dirbimą arba tiesioginę sėją. Ūkininkaujam, manau, kad tvariai. Ir tvariai, ir jūsų ūkis modernus. Ką tai reiškia tas tvarumas ir modernumas? Tvarus ir modernus ūkis. Kaip apibūdintume? Na, tvarus tai yra modernus, tai pirmiausiai tai yra šiuolaikinė technika, šiuolaikinės technologijos. Ten visi žemėlapiai tręšimų, purškimų. Na, o tvariai tai reiškia, kad darom tai, ką reikia ir tada, kada reikia. Nepurškiam, netręšiam tai, kas nereikalinga. Ir kai pamato miestiečiai purkštuvas, jie galvoja, kad kažkas čia baisaus, bet kartais tai yra biologiniai produktai. Organika tiesiog, tai manau, kad taip. Tai ką, apžiūrim ūkį? Prašom. Žinot, aš esu matęs daug ūkių pasaulyje, netgi Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad pas jūs čia yra žymiai kiečiau. Tikrai, nuoširdžiai. Ačiū. Nes tvarkinga viskas, betonuota, wow, koks kiemas technikos. Stengiamės, kad ir patiems būtų malonu. Bet kaip taip, Zanavykai viską taip slepia už kažko. Ir už kampo atsiveria. Kad nustebtumėt? Tikrai nustebino. Oho, tai kiek čia visko turit? Na, turim Praktiškai visko, ko reikia ūkininkavimui. Jo, visko. Čia galo nesimato. Na, bet visko reikia. Žinot, šio laikiniam ūkį negalima dirbti su vienu traktoriumi ir su senais padargais. Ir jeigu dabar jums reiktų penketuką išrinkti to, ką valdote, turite šitos technikos, galėtume taip sustiguoti? Kas reikalingiausia tvariam ūkyje, tai mes tuos 5 padargus turbūt ir turim. Tai reiškia, ir tiek tiesioginėse jie prasideda nuo gero kombaino, kad paruoštų šiaudus. Tada turim akėčias ražienai, kad giliai nedirbti ir prapurent žemę. Tada eina sėjamoji irgi protinga, purkštuvas, tręštuvas. Nu ir vėl grįžta prie kombaino. O čia kas koks atsarginis kuro bakas talpa? Nepataikė. Ne? Čia yra, aš tokią idėją sugalvojau, tiksliau pasižiūrėjau per YouTube filmukuose, Vilmai pasakiau mintį, jisai padarė. Tai yra skystų produktų laistymas tiesiai į vagutę. Šiuo atveju mes liejam biologinius produktus, mikroorganizmus prie sėklos, kadangi tai yra mikroorganizmai nemėgsta ultravioletų saulės spindulių ir jie geriausia, kai jie atsiduria žemėje. O šitas įrankis yra inžinerinė mintis, ką visą. Čia kada atvažiuoji pirtis, o užpylėjas miega, tai žadintuvas. Čia žadintuvas, ne? O rimtai? Dangčiam atsidaryti. Nu, pastringa truputį. Jo. Muziką klausom ir filmų žiūrim. Ir filmų žiūrim. Na, vairuot nereikia, tai... Eismo nėra, tik sėdėti. Jo, tai turi žiūrėti, kad neužsikimštų kas nors kur nors ir viskas. Jo, praktiškai tik tai apsukti gali lauko reikia. Gerai. Taip, tai mes dabar čia esame tarpiniai pasėliai.
teisingai? Taip. Tarpiniai pasėliai, kurie bus iki pat pavasario. Ir kokia paskirtis yra? Tarpinių pasėlių pirmiausia tai yra bioįvairovė. Tai vat matom drugeliai skraido, vabaliukai visokie. Kitas yra augalai augdami kaupia, per fotosintezę kaupia maisto medžiagas, o šaknys purena dirvą. Ir čia matau yra ražienos ir labai daug skirtingų augalų, skirtingų kultūrų. Tai ką čia galime pamatyti? Na, Vytarai, turėsit pasakyti bent 5 augalus, kuriuos čia matot. Bent 5, Aha. man čia atrodo 3 kokie yra. Nu gerai, pirmas augalas ražiena, Sakykim. antras čia saulėgrąža turbūt. Taip, Šita, plačialapė. taip. Gerai, šitą tai aš jau nebepažįstu. Grikis. Grikis? Taip. Jie visai Na, kitaip sakykim, Dzūkijoje atrodo. Gerai, išlaikyt. Na, čia yra pasėta, jei neklystu, 15 skirtingų augalų mišinys. Kadangi kiekvienas augalas turi savo specifinį šaknyną, savo specifinės, sakykime, išskiria cukrus į dirvą, kurie pritraukia skirtingus mikroorganizmus, atpalaiduoja skirtingas maisto medžiagas. Tai dėl to mes siejam kuo įvairesnis augalus, kad jie dirbtų Tai savo tie, darbą. kuo daugiau skirtingų augalų, to labiau praturtina dirvą. Taip. O tas dirvožėmis, koks vazanavykų žemėje, kaip jie apibūdinti, koks jis yra? Derlingas? Lyginant su Dzūkija, pavyzdžiui. Iš principo derlingas, taip. Darom kas 5 metai žemės tyrimus, vat ir šiemet šitas laukas bus paimti mėginiai, padaryti žemės tyrimai. Na ir žiūrėsim, kaip čia, link kur čia mes einam, ar kinta, kaip kinta dirvožėmis, kaip pH, kaip fosforas, kalis. pH tai rūgštingumas. Taip, rūgštingumas, kuris tikrai daug ką apsprendžia, derlingumas, sakykime, ir humusas, tas pats anglis. O kiek kartų tręšimas vyksta, nes dažnai miestiečiai įsivaizduoja, kad čia tręšima be galo, be krašto, vos ne kiekvieną dieną. Tai pirmas tręšimas tai yra susiję lokaliai, o paskui azotas atiduodamas per vegetaciją, tai yra 2 kartus, jeigu reikia per lapus dar 3 kartą atiduodame, bet tikrai netręšiam bereikalingai ir nevažiuojam. O kaip parenkama sėkla, veislės, kaip tai pritaikoma dirvai, irgi turbūt reikia labai žinoti tiksliai. Na, tai irgi tiesiog bandymų būdu, aišku, skaitai literatūrą, skaitai, kokiom savybėm pasižymėtas augalas ar sėkla. Na ir pabandai mažam plotę, sakykime, ir jeigu tinka, sėjai daugiau. Dar vienas man toks miesčionio klausimas. Tai dabar, kai tas tarpinis pasėlis praeis žiema, Taip. Ir čia kas bus suarta? Ne. Ne? Ne, čia pavasarį bus tiesioginė sėja pasėta vasariniai miežiai, salikliniai, alui. Alui. O, tai čia labai brangus laukas. Sakykime. Tiesioginė sėja tai reiškia taip, kaip yra, Taip, čia kaip bus yra. jau supuvę viskas, Taip, viskas įsiterpia į žemę ir Tarp kitko, nupurkšim glifosatais. kas tai yra glifosatai? Glifosatai tai yra plataus veikimo spektro herbicidas, kuris nuima tai, kas žalia. Kas nenušals, kas išliks kokios piktžolės per žiemą. Jūs kaip minėjot, jūs ir paveldėjot šį ūkį, nes tai jūsų senelių buvo, jūsų tėvų, ir jūs čia gyvenate, jums svarbi aplinka ir jūs tausojate tą aplinką. Tai yra tvarus požiūris į viską, kad būtų ir į ateitį jūsų vaikams. Taip, tikrai mes nepasiėmėm žemės tik tai savo, sakykime, 20 metų. Mes norim, kad jinai liktų tvari ir mūsų vaikam ir anūkam. Tai dėl to taikom, sakykime, ir sėjomainą, kad ligų būtų mažiau, kad mažiau reikėtų pesticidų. Taip pat, ir kaip minėjau, tas minimalus žemės dirbimas padeda, tiksliau, netrukdo sliekam tenais gyventi ir kurti savo gyvenimą. Tai tos visos tvarios technologijos, minimalus žemės dirbimas, pastoviai uždengta dirva augalais, pastoviai žali augalai. Tai vat ir yra tie keli principai iš 5, sakykime, pagrindinių, kuriuos mes taikom. Aš jau galvojau, kad mes su įskleistu ir važiuosim tokiu. Čia kaip kosminis laivas. Aš sakau, nebereikalo avataras pavadinimas. Šitas? Jo, ne. Ai, tas? Siemoji avatar. Bet čia jūs pakrikštėjot ar Gamykla? gamyklą? Nu tai žiūrėk, kaip atrodo. Grinai avataras. Čia kaip lietuvių astronautai ruošiasi skrydžiui į Mėnulį. Bet čia ir valdymas sudėtingesnis atrodo nei kokio automobilio atsisėdus. Visko, mygtukų, ekranų.
rankenėlių. Ja, pradžiai, kol sustartuoji, paskui viską jau moka pats. Laukuose yra kaip autopilotas, galima sakyti. Laukuose, taip, tai Keliuose tai ne. galima ir keliu pasileisti, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar įsirašytumėm trasą, važiuodam į lauką, paspaudęs nutkėsi tom pačiom vėžėm parveža atgal. Geras. Ja. Kaip anksčiau arklys vežimą partraukdavo. namo. Praktiškai taip pat, net arklys galbūt dar nuklyzdavo, o šitas jau nebe. Ir pasižiūrim, kur mes čia randamės. Žiūrėk, kas dabar įvyks. Vairo aš nekrutinu. Dabar viską pats daro. Viską pats. Pasižiūrim, ar reikia jį paslinkti. Ypač, kad mašina nesėja, mes galim jį paslinkti. Kažkiek tai. 5 cm, dar 5 cm, dar 5 cm. Ir ratai iš karto į kairę. Tada stojam į vagą. Vėl pats viską daro, nes nieko nereikia daryti. Nieko nereikia daryti. Tai dabar jau sėja. Dabar jau sėja. Na, galim parodyti rankas, kad mes nieko nedarome. Vairuosi? Jo, Sėdynė daug patogesnė nei jūsų šitą. ne, aš tikiu. Nėra operatoriaus pyta. O, Kad tau reikia oro. mano svoris. Gerai. Pradėk važiuoti. Nu dabar spaus, nes ne 7. 5. Gazas, dugnas. Aš vairuoju traktorių sėjamąją, dalyvauju sėjai. Prisidedu prie tvarių ūkių. Net koja pavargo. Yra čia knopkė. Gali paleisti koją dabar. Parkingas. Gerai, nemokamas. Nenori lipt lauk. Kad labai patiko. Vau, technika. Nerealiai. Čia kaip, nežinau, iš kokios sraigtasparnio dabar išlipo, ar fabriko ant ratų. Bet labai gabus mokinys. Labai geras mokytojas. Ir važiuoji, viskas vyksta, taip, viso gergatų pilna. Čia vaikinam turėtų patikti visiems. Daug televizorių. Daug televizorių, ekranų, mygtukų, svirtelių. Ten, wow, nu tiesiog neįtikėtina, ir kiek vienu metu procesų vyksta. Ir sėjam, ir trešiam, ir Laistom. laistom. Ir dar televizorių galim žiūrėti, ir muziką klausyti, ir pašnekėti apie ką norim. Nerealiai. Gera technika. Dabar jau mes esame lauke, kuriame kažkas pasėta ir matome pirmuosius daigus. Su kokiom problemom, lygom pasėjus jau grūdus susidurėt? Na, pirmiausia, tai sėklą reikia paruošti prieš sėjant. Tai mes beicuojam sėklą. Apveliam taip pat ir biologiniais produktais, bet be beicų, be fungicidinių beicų neapseinam, kadangi vis tiek sąlygos tokios, kad lygų pradų yra dirvoj ir kad augalas augtų sveikas, pradžia starto būtų gera, beicuojam. Na, o paskui visa kita priežiūra vyksta pagal poreikį. Ir kai jau prasikalė štai daigai, dabar kenkėjai kokie nors kelia bėdų? Na, ir tokių labai rimtų, kad reiktų kažką intensyviai daryti, tai gal ne. Aišku, stebėsim lauką, bet dabar pirmas darbas, kuris bus, tai reikės nupurkšti nuo žolių. Kadangi turim probleminių vienskildžių žolių, kurias pavasarį sunku sunaikinti, tai tenka naudoti rudeninį herbicidą, kuris veikia per dirvą ir taip padeda sunaikinti kenkėjus. Piktžolės. Piktžolės. O kenkėjai? Na, kenkėjais tiesiog stebim pagal poreikį, bet tikiuosi, kad nereikės. Nes su kastuvėliu čia mačiau prieš tai pakapsėt ir nieko neradot likti. Jo, neradom. Galim dabar pasikapsyti, pažiūrėti, kaip sėjaus gėlis, ar tinkamas, ir kaip ten atrodo šaknys. Gerai, pakasam ką? Pakasam. Ir ką jūs iškasę, aš tai galit nuspręsti. Na, ar tinkamas sėjaus gėlis? Drėgmės kaip ir turim, šakniais vystosi normaliai ir kenkėjų kaip ir nesimato apie grūdą. Tai geras ženklas. Tai geras ženklas. Gerai, o pavasaris?
išaušta pavasaris, augalai dar pasistebia ir tada atsiranda turbūt naujų kenkėjų, naujų bėdų. Na, kaip ir kiekvienais metais, būna ligos, pašaknių ligos, būna grybinės ligos puola, tai tenka naudoti ir fungicidus. Bet visą tai atliekama po tyrimų ir jeigu nereikia, tai nereikia. Jeigu reikia, tai reikia. Tai stebi pasėlį ir kiekvieną, bent jau kas 3 dienas važiuoji pavasarį, nes kartais ligos būna labai greitai plinta. Greitesnės nei atvažiuoja. Jo, greitesnės tai reikia. Tai tiesiog reikia nepatingėti ir nuvažiuoti į lauką, pasitikrinti. Na ir pavasarį, aišku, būna tokių, kad tinkamos sąlygos amaram plisti. Ir jie pagraužia augalą. Tai irgi mažina derlių. Tai pagal poreikį, jeigu matom, kad peržengia kritinę ligą, taip pat naudojame ir insekticidus. Aš amarų niekad neprižiūriu, kažkaip nepastebiu su savo tais 3 medeliais, pražiopsiu ir po to visada gailiuosi, kad reikia laiku pažiūrėti. Dažniau užmestakė, ne? Taip, būtent reikia. Mes ką tik savo akimis galėjome įsitikinti, kokį svarbų vaidmenį mūsų visuomenėje Lietuvoje vaidina ūkininkai. Ačiū Vidmantui ir Mindaugui už viešnagę jūsų puikiame ūkyje, kuris tikrai yra modernus, veiklus, tvarus, ir ačiū už tas pamokas vairuojant traktorių ir sėjamąją. Tikiuosi, kad derlius bus geras. Greitai mokotis. Ačiū. Sėkmės, vyrai. Ačiū.